Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Medžibyžas arba Medžibožas. Pirmasis rašytinis miestų paminėjimas yra Volynės metrašte 1146-8 metais. 255 buvo sugriauti miesto įtvirtinimai ir regionas perėjo tiesioginiai totorių valdžiai. Totorius iš Volynės išvijo Lietuvos didieji kunigaikščiai. 336 valdė Liubartas, vėliau 9 Gedimino sūnaus Karijoto palikuonys, kurie pastatė garsią pilį, esančią pusiasalį tarp Būgo ir Buško upių. 444 Medžibyžą užėmė Lenkai. Magdeburgo teisė nuo 593 metų. Įtvirtintos pilies neišdrįso šturmuoti net Krymo chanas, kai 615 metais žygiavo į Podolę. Miestas smarkiai nukentėjo per kazokų antpuolius. Kurį laiką pilį užėmė totoriai, išeiviai iš Lietuvos vadinami Lipkais. 678 rugsėjį pagal susitarimą miestas buvo perduotas Turkijos valdžiai. Pilies teritorijoje jie pastatė mečetę. Nuo 684 Medžibyžo pilį valdė Siniavskių giminė. 726 metais mirė paskutinė Siniavskių šeimos vyriškos giminės atžala. Sofijai Siniavskaitė ištekėjus Medžibyžas atiteko kunigaikščiui Augustui Čartoriskiui. 791 čia apsistojo Tadas Kosciuška su 14 000 vyrų. 793 Medžibyžas tapo Rusijos imperijos dalimi. Visi Čartoriskių dvarai buvo konfiskuoti, tačiau po 2 metų viskas buvo grąžinta kunigaikščio Čartoriskio sūnums. Adomas Čartoriskis 814 pilyje įkūrė mokyklą. 831 metais Čartoriskių turtą Rusijos vyriausybė vėl užėmė už jų paramą sukilimui. Carai Mikalojus I ir Aleksandras II dažnai per rudeninės kariuomenės pratybas apsistodavo pilyje. Pilis nukentėjo per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus. 959 buvo sugriauta pagrindinė katedra, o akmenys panaudoti keliams į įvairius miesto ūkius tiesti. 965 buvo susprogdinta Domininkonų katedra. Šnabždesio su debesim ir prošvaiste, iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų, iš duonos kvapo ir miškų giesmės, kalba gimtoji lūpose įdėta. Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta, su perregima gintaro šviesa į motinos baudžiauninkės lopšinėse į pirčiupio smėlyno raudose lietuviškai geltonas šneka. Ir tie mediniai nupilkėję kryžiai, ir aukštos varpinės, ir mažos gatvės, su lydais akmenim į dangų atsigręžia. Lietuviškasis žodis liko kraujo raidėm ant kamerų akmens ir pelenos pasaulio kryžkeliai prie Nemuno ir Baltijos. Likimas motinos kalba dainos, prišaukti džiugesį lyg paukštį ulbantį, kad lygi galo vieškelių lydėtų. Iš duonos kvapo ir miškų giesmės, kalba gimtoji lūpose įdėta.
Ėjo